Garbingi Lietuvos Respublikos piliečiai. Spalio 25 diena man buvusiai Lietuvos Respublikos konstitucijos ruošimo komisijos nariai yra ypatinga šventė, nes 1992 m. spalio 25 dieną tauta referendume priėmė Lietuvos Respublikos konstituciją, pagrindinį įstatymą, kuris yra visų įstatymų šaltinis, visuomenės sutartis, kaip mes tvarkome savo valstybėje. Penktadienį, spalio 24 dieną, paskelbta žinia, kad Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje, kurioje atsakovais buvo patraukti laisvi nepriklausomi žiniasklaidos kanalai, smogė tiesiog mirtiną smūgį laisvam žodžiui Lietuvoje. Ir manau, kad šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos konstitucijos 25 straipsnį, kuris skelbia, žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, kad žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Ir Lietuvos Respublikos konstitucijos 29 straipsnį, kuris skelbia, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygus. Todėl, garbingi Lietuvos Respublikos piliečiai, maloniai prašyčiau, kiek pajėgėte paremti laisvą žodį Lietuvoje. Ir kadangi yra už kiekvieną praleistą dieną skaičiuojami delspinigiai nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, iš fizinių asmenių 5% dydžio palūkanos, o iš juridinių 6% dydžio palūkanos, tai kas kiek galime, kad dar neaugtų tos išlaidos, padėkime atsiskaityti, nes sprendimas įsiteisėja ir jei kuo skubiau sugebėsime jį įvykdyti, tuo bus mažesni nuostoliai.